Labą dieną. Aš esu Laura Šivickaitė Moldarienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto baudžiamosios justicijos katedros dėstytoja. Taip pat dirbu Lietuvos aukščiausiame teisme. Šiame vaizdo įraše išgirsite, kas Lietuvoje vykdo teisingumą, kas yra teisėjas, kaip juo tampama, ką jis veikia ir ką jis dėvi, atlikdamas Lietuvos Respublikos konstitucijoje jam nustatytą priedermę. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad pagal konstituciją valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezidentas ir vyriausybė bei teismas. Taigi yra 3 valdžios – įstatymų leidžiamoji, įstatymų vykdomoji ir teisminė. Kaip įtvirtinta Konstitucijos 109 straipsnėje, teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Jokia kita valstybės institucija, pareigūnas ar joks kitas žmogus šios funkcijos vykdyti negali. Teisingumo vykdymas reiškia tai, kad teismai sprendžia teisinius konfliktus, priimdami teisinius sprendimus. Na pavyzdžiui, baudžiamojoje byloje tik teismas nustato asmens kaltę padarius nusikalstamą veiką ir jam paskiria bausmę. Jeigu gyvenate viename iš 5 didžiausių Lietuvos miestų, neabejotinai jūsų mieste yra bent 3 teismai – apylinkės, apygardos ir regionų administracinio teismo atitinkamo miesto, pavyzdžiui, Panevėžio rūmai. O Vilniuje be šių teismų taip pat dar yra Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Išties gali susisukti galva. Tad pabandysiu trumpai paaiškinti, kuo šie teismai skiriasi. Lietuvos Respublikos teismų sistemą sudaro bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai. Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai yra bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantis civilinės ir baudžiamąsias bylas. Be to, visi šie teismai, išskyrus Lietuvos apeliacinį teismą, taip pat nagrinėja ir administracinių nusižengimų bylas. Bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja bylas instancinė tvarka. Pirmoji instancija yra apylinkės arba apygardos teismas. Apeliacinė instancija – apygardos teismai ir Lietuvos apeliacinis teismas. O kasacinė instancija – tai Lietuvos aukščiausiasis teismas. Pavyzdžiui, nužudymo atveju, tai yra labai sunkaus nusikaltimo padarimo atveju, pirmąją instanciją bylą nagrinės apygardos teismas, o apeliacinė instancija – Lietuvos apeliacinis teismas. Įprastai baudžiamąsias bylas, kai asmuo vairuoja neblaivus, pirmąją instanciją nagrinėja apylinkės, o apeliacinė instancija apygardos teismas. Visais atvejais kasacinė instancija bylą nagrinėja ir galutinį sprendimą byloje priima Lietuvos aukščiausiasis teismas. O Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir regionų administracinis teismas yra specializuoti teismai, nagrinėjantis bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Regionų administracinio teismo priimtą sprendimą apeliacinę tvarką galima skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Svarbu pažymėti ir tai, kad teismai, nagrinėdami bylas, vadovaujasi proceso įstatymuose nustatytomis taisyklėmis. Nagrinėjant baudžiamąsias bylas, vadovaujasi Baudžiamo proceso kodeksu. Civilinės bylas – Civilinio proceso kodeksu, administracinių nusižengimų bylas – Administracinių nusižengimų kodeksu, o administracinės bylas – Administracinių bylų teisenos įstatymų. Taigi teismas yra institucija, kuriai priskirta teisingumo vykdymo funkcija įgyvendina žmonės, užimantis teisėjo pareigas. Teismo sudėtį gali sudaryti 1, 3, 7, o tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais ir dar daugiau teisėjų. Svarbu prisiminti ir tai, kad tais atvejais, kai bylą nagrinėja ir vienas teisėjas, jis yra laikomas teismu. Konstitucinio teismo jurisprudencijoje formuojama, kad teisėjas vykdo teisingumą, vadovaudamasis konstitucija ir įstatymais, taip užtikrindama žmogaus teisės ir laisvės. Tai kartu reiškia ir tai, kad teisėjo niekas negali prašyti, liepti, jam nurodyti ar reikalauti priimti atitinkamą sprendimą. Neteisėta ir netoleruotina tokia situacija, kai su teisėju yra derinamas teismo sprendimas. Taigi, kas yra teisėjas? Teisėjas pirmiausia yra teisininkas, puikiai išmanantis teisės aktus. Tai žmogus, kuris pirma, įgijo teisės magistro laipsnį, antra, po to bent 5 metus dirbo teisinį darbą, trečia,
neturi sveikatos problemų trukdančių užimti pareigas. 4. Yra nepriekaištingos reputacijos. 5. Atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 6. Išlaikė pretendentų į teisėjus egzaminą arba yra įgijęs socialinių mokslų teisės krypties mokslų daktaro laipsnį. 7. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu paskirtas teisėjų į konkretų teismą. Tikslinga pažymėti ir tai, kad teisėjo pareigos einamos iki 65 metų. Tai reiškia, kad teisėjo darbo pabaiga šiai dienai nesutampa su Lietuvoje nustatytų pensiniu amžiumi. Įdomu žinoti ir tai, kad Lietuvoje šiai dienai yra daugiau nei 700 teisėjų. O ką veikia teisėjas? Bendrausia prasme teisėjas, vykdydamas teisingumą, tiek žodinio, tiek rašytinio proceso tvarka nagrinėja civilinės bylas, kilus ginčams tarp žmonių, pavyzdžiui, skyrybų atveju, taip pat administracinės bylas, kilus ginčui tarp žmogaus ir valstybės, pavyzdžiui, dėl statybų leidimo neišdavimo, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriuose žmogų valstybės vardu kaltina prokuroras, o teismas nusprendžia, ar asmuo padaro nusikalstamą veiką ir yra kaltas ir kokią bausmę jam paskirti, pavyzdžiui, nužudymo atveju. Taip pat administracinių nusižengimų bylose yra baudžiamas asmuo padaręs atitinkamus administracinius nusižengimus. Pavyzdžiui, už transporto priemonės vairavimą neturint tam teisės. Taigi teisėjas nagrinėja baudžiamąsias, civilinės, administracinių nusižengimų ir administracinės bylas. O išnagrinėjęs konkrečią bylą ir įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, priima tai situacijai teisingą sprendimą, grįstą teisės aktais ir teismų jau suformuotomis taisyklėmis. Tikslinga pažymėti ir tai, kad teisėjai nedirba su visomis bylomis. Tai reiškia, kad vieni teisėjai dirba su baudžiamosiomis ir administracinių nusižengimų bylomis, kiti su civilinėmis bylomis, o kiti su administracinėmis bylomis. Tai paprastai lemia kiekvieno teisėjo asmeninis pasirinkimas, jo turima kompetencija ir kvalifikacija. Kalbant apie baudžiamąjį procesą, svarbu pažymėti, kad tik teisėjas gali paskirti asmenį suėmimą 3 mėnesiams, intensyvią priežiūrą, tai yra įpareigojimą dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, geriau žinoma kaip apykoje, namų areštą, ir kitas žmogaus teisės ir laisvės varžančias procesinės prievartos priemonės. Tik teisėjas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, paskiria laisvės atėmimo ar bet kurią kitą bausmę. Kartu reikia pažymėti, kad teisėjas negali dirbti jokio kito darbo. Jis negali gauti jokio kito atlyginimo išskyrus teisėjo atlyginimą bei užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Tai reiškia, kad teisėjas gali užsiimti pedagoginę veiklą. Pavyzdžiui, dėstyti studentams, vesti mokymus. Teisėjas taip pat gali užsiimti kūrybinę veiklą, rašyti knygas. Taigi teisėjas kartu gali būti ir dėstytojas, tačiau teisėjas negali kartu būti ir gydytojas ar advokatas. Svarbu ir tai, kad teisėjas savo veikloje privalo laikytis teisėjų etikos kodekse įtvirtintų elgesio principų. Pavyzdžiui, pagarbos žmogui, pagarbos ir lojalumo valstybei, teisingumo ir nešališkumo, padorumo, pavyzdingumo principų. Šiame kodekse nurodyta, kaip teisėjas turi elgtis ne tik tiesioginių pareigų atlikimo metu, bet ir tuo metu, kai neatlieka tiesioginių pareigų. O kokiamis savybėmis pasižymi teisėjas? Pirmiausia, didelė kantrybė. Pagarba kiekvienam žmogui, empatija, siekiu tobulėti ir meilė valstybiniai kalbai, nes teismo priimamas baigiamasis aktas privalo atitikti lietuvių kalbos rašybos taisyklės. Turbūt žinote, kad teisėjas teismo posėdžių metu nedėvi įprastos aprangos. Teisėjo nepamatysite su džinsais, šortais, net ir su švarku ar kostiumu. Teisėjas dėvi mantiją ir segi teisėjo ženklą. Šie simboliai reiškia teismų valdžios išskirtinumą, teisingumo vykdymą. Pirmiausia, apie teisėjo dėvimą mantiją. Mantijos pasirodė 12 amžiuje, bet plačiai paplito tik 18 amžiuje. Jos yra kildinamos iš kunigų ir vienuolių abito. Ir mantija buvo pasirinkta siekiant solidumo ir kelti pagarbą. Lietuvoje mantijos yra dėvimos nuo 1992 metų. Teisėjo ženkle matyti kalavijas ir svarstyklės,
kurios, kaip žinia, yra teisingumo simbolis. Taip pat matyti knyga, ąžuolo lapų fone ir vytis. Be to, matoma lotyniška sentencija, kuri yra kildinama iš Cicerono kalbos ir skelbianti, kad visi esame įstatymų vergai, jo galėtume būti laisvi. Teismo posėdis vyksta teismo posėdžių salėje, kurioje visada privalo būti herbas virš teisėjo ir valstybės vėliava jam iš dešinės pusės. Teismai sprendimus priima Lietuvos Respublikos vardu. Beje, jeigu jums yra 16 metų, kviečiu apsilankyti teismo posėdžiuose, kurie, išskyrus neviešai nagrinėjimų bylų atvejus, yra atviri. Na ir pabaigai reikėtų pridurti, kad teisėjo pareigos reikalauja ne tik puikių teisinių žinių, nuolatinio tobulėjimo, bet ir sąžiningumo, nešališkumo, objektyvumo, pagarbos tiek proceso dalyviams, tiek komandos nariams. Ir svarbiausia, gebėjimo už bylos lapų matyti žmogų, dėl kurio likimo yra sprendžiama. Jeigu svajojate būti teisėju ar dirbti teismų sistemoje, pirminis kiekvieno iš jūsų etapas link šio tikslo prasideda Vilniaus universiteto teisės fakultete. Nes, kaip skelbia Vilniaus universiteto šūkis, iš čia kylama iš žvaigždės.